Petraitis. Oi, Petraitis, tai ką jis parašė? Gal cukrinį vynelį? Ne, ne šitą parašė. Mama, vanduo atšalo, atneš bliūdą papildyti. Mokykis, pirmadienį juk tavo egzaminas. Gerai. Arba, Petraitis parašė Brisiaus galą, jau prisimenu. Brisiaus galą parašė Jonas Biliūnas, didysis literatūros klasikas. Ir aš jau seniai nebemirkau, o jau šis būdas seniai atgyvenęs, jau šiuolaikinį, mėgaukį šokoladą. Gerai. Mama, bliūdą atneš. Štai nuskambėjo paskutinis skambutis, skelbdamas, kad prasideda savarankiškas gyvenimas. Kas suskaičiuos kiek kartų ir kaip jis skambėjo? Gal kvietė į sunkią, neišmoktą pamoką, o gal pabaigė moksleiviško gyvenimo ritmą? Sustok, gerai įsiklausyk. Skambutis neeilinis, nors jis girdėtas daugelis syk, bet šiandien paskutinis. Sulaukia geručiai, mes lovose miegam, nors kompas jungtas ir filmas uždėtas. Duris, kai uždaromis, puolam žiūrėti, siaubetas baisūnas, mes imam pirkėti. Ir taip nejučia tas rytas išaušta, akelis užmerktas, žmogus pasidėtas. Pramiegame pamokas vedėjų liksas, biudžetas skylėtas, telovo dangus. Mums stipkiai mojuoja vedėjų ranka, vadovė burnoja, bardakas yra. Pamokos oriai praplaukia ore, langeliai žymėti N raidele. Mes pertraukos laukiam, kaip manos dangaus, grupelės būriuojas, tuoj būmą užtrauks. Bet tai neesminis dalykas yra tik mados reidas mokyklos kieme. Mums sporto aikštelės, bėgimo takai, juk mes laimingiausi mokyklos vaikai. Na dabar bus antroji dalis liūdnoji. Palieka mokyklą ir grupių vadovus, remontus pradėtus ir mokyklinius suvalus. Apversim idėjas, kai liksim vieni, jei jos nepažadins, maiposim visi. Paliekam valgyklą ir kibina skanų, maitinkis 11-okė, stipendija gavęs. Remonto dirbtuvės paliekam šaltas, šalkai 11-okė per pamokėlės. Štanginę paliekam, kai skausmą širdies, sportuokit sveikai ir jums Dievas padės. Ramus ežeras, traškanti, pažerėje, laužavietės ugnies liepsna ir tyli šypsena. Užaugo vaikai. Pavasariniai vėjai, nešantys skambų, jaunatvišką veržlumą. Užaugo vaikai. Šiam pasauly visko būna, atsimerki vieną rytą ir dairaisi, ar čia juoktis, ar čia verkti nežinai. Kas norėta, kuo tikėta, lyg žalių lietum lyta, ąžuolais vijokliai virvę, vijokliais ąžuolai. Šiandien paskutinio skambučio šventė mums, 12-okams. Susirinkote, tai ir paklausykite, ką iš visos širdies jums kalbėsim. Paskutinis skambutis. Ši šventė priverčia plakti ne vieną širdį, nubraukti net ašarą.
tai atsisveikiname su tuo iki skausmo pažįstamu garsu, su mokytais, kurių mes taip dažnai neįvertiname, su draugais ir pažįstamais. Labai skaudu, kai artimi žmonės taria atsisveikinimo kupinus prasmės ir ilgesio žodžius. Tuomet kiekviena akimirka tampa prisiminimu. Šiandien paskutinis skambutis skelbia apie permainas ir naujoves. Tai didelio darbymečio, nelengvų išbandymų pradžia. Slenkstis tiems, kurie mokysi, ir loterija tiems, kurie dažnai patingi ir labai atsainiai žvelgia į ateitį. Mes būsim žmonės, ramus, nepastovus ir neišvengsime žmogiškų klaidų. Mes plauksime prieš srovę, kaip prieš srovę, su uždegančiu laimės šokimu, su viltimi, su džiugesiu svajonėm, su meile ir troškimais dideliais. Mes žmonės, mes nuo šiandien žmonės, tačiau dažnai nežinome, ką reiškia būti dideliais. Būsim dideli ir savo kasdieną ir šventį, ir sielą ir laimę. Būsim dideli. Ne tam taip sunkiai mokytojai ir tėvai mokė mus gyventi, kad uždustume nuo smulkmenų gyvenimo keliai. Ir abejonėmis, ir savo siekiais, ir neapykanta, ir netgi meilė, kaip sodo medžiai, būsim dideli ir gražūs. Būsim dideli. Gyvenimas ne pasaka, jo vengi klaidus, išalta, sūri ašara, pavirtę klaidos, nubyra skruostus, o šviesa vėl kviečia eiti. Ir tik tai pats gali išmokti, kliūtis apeiti, ir tik tai pats gali surasti tiesiausią kelią. Branginkim kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Branginkim kiekvieną šalia esantį, nes jie išeis. Branginkim prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Saugokim savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi. Pagaliau, saugokim patys save, nes esame labai reikalingi ir svarbus. Kaip keista, juk rodos, taip neseniai susitikome pirmą kartą mokykloje. Ir štai jau nuskambėjo paskutinis skambutis. Liko tik spalvotos nuotraukos ir spalvingi prisiminimai. Apatija to nepakanka, dūmas džiono atlantos, nieguolis kokio monstro ar smelko pasitikti nemikčioje, sunkmečio epochos sukčiai, ar būsėlos būsai, klasikaliai technikai, tuo metu kaliusiai. Dabar kartais iškišas nosį į gatvę, uostyk pagarbiai, nes gali užpulti įvykę bedarbiai. Lygantys pavojai kas tai, kai užsičiapsojasi klini į juostis pastai, ištraukti letiną sunku, vadovautis kelintų punktų, nors suspūsti žabtai, kiek tik įmanoma, sunku vis kesti. Akimirka lemiama, pro akis prabėga vaizdiniai, kurie primena gyvenimą. Ką praradome, užverdami kiek varstytas duris. Į javų tylumą langai atsiveria, kuriuos mes matome pasaulį. Prisėdame, patylime ir kylame į žemę, žolę, lietų, saulę. Maloniai pakviesti abiturientų rožyną, pasodinti simboliškai po rožę. Ja, tai kviečiu.